Tikrinu garsą, ar yra garsas. Ką, sveiki bičiuliai, grįžau po atostogų ir turim staigmenėlę. Šiandien darysim test drive'ą MT10 bičiuliai, ilgai lauktas. Čia jau planavom nuo vasaros pradžios ir pagaliau pavyko suderinti, kad ir man tiktų, ir draugui tiktų. Tai va, šiandien atvažiavau, pasiėmiau, pravažiavau jau galbūt kokius 7 kilometrus. Tai pirmieji įspūdžiai tokie įdomus gana. Labai lengvas jaučiasi, palyginus su mano Kawasaki Z800. Labiau manevringas. Dėl gazo, dėl greičio nieko dar nebandęs, tiesiog ramiai važinėjau kol kas, kad priprasti šiek tiek prie motociklo. Tas pats, kai buvo su KTM, kai važinėjau paskutinį kartą, pasijauti didelis skirtumas gana pavaro junginėjimo, kad labai lengvai ir švelniai keičiasi bėgiai. Šitame tikrai jaučiasi skirtumas, o daugiau tai, manau, turim su jumis kartu prasivažiuoti ir išbandyti. Atrodo visai gerai, sakyčiau. Blizga, gražus, tvarkingas, išplautas, kažkokių trūkumų nesimato, nematau. Čia purvinas. Šiaip jo, tvarkingas, gražus motociklas, prižiūrėtas. Savininkas kol kas nesiruošia jo pardavinėti, tai kad galit kol kas neklausti. Gerai, tai bandom užkurti ir kartu su jumis prasivažiuosim. Ką, jungiam degimą ir čia spaudžiam mygtuką užkurti. Dirba garsiau negu mano, bet nėra ko tikėtis ir stebėtis, kadangi pas mane visiškas pilnai stokas, o čia yra, bijau sumeluoti, bet kažkoks išmetimas yra pakeistas. Tikrai nestokas stovi. Nežinau, ar čia katalika yra ar ne, bet skamba kol kas maloniai, jeigu taip ramiai važinėti. O jeigu spausti, tai nežinau, dar nespaudžiau, tai nebandžiau, kai skamba. Bet kol kas malonus garsas, tikrai neatsibostantis. Ką, gerai, prasivažiuosim. Judėti iš vietos irgi lengviau negu pas mane, panašiai kaip ir buvo su KTM-u. KTM-as irgi iš vietos labai lengvai startavo ir šitas taip pat. Nu, bet čia nėra ko stebėtis, kadangi čia 1 litras. Labai maloniai bėgiai jungiasi. Tikrai lengviau negu pas mane ir taip labiau tiksliai ir suprantamai. Labai manevringas, labai lengvas jaučiasi. KTM-as aišku buvo lengvesnis, bet šitas irgi gana lengvas jaučiasi. Aš galvojau, kad bus atvirkščiai, kadangi šitas toks atrodo masyvus, po to litras čia. Na, aišku, svoris mažesnis negu mano, nes pas mane 230 kg, o čia, kiek žinau, 200 kg. Tai galbūt čia 30 kg tų ir jaučiasi. Dėl vėjelio dar nepatikrinau, nespėjau, bet kol kas kaip ir skirtumo nesijaučia. Kaip pas mane pučia, taip ir čia. Tas dar buvo šiek tiek keista, kad čia tokia sėdynė eina labai tiesi, galbūt nėra to kampo į priekį. Tai toks judi. Gal ne judi, bet gali judėti. Jeigu toks geras įsibėgėjimas, tai šikna važiuoja atgal, reikia laikyti. Tai va, kol kas ramiai važinėju savo, nespaudžiu. Maloniai rieda. Pakaba. Na, visai komfortiškas, jis tikrai nėra tvirtas, nepasakyčiau, kad tvirtas. Pati galbūt sėdynė kažkiek tvirtesnė negu mano, bet čia galbūt toks pirmas įspūdis. Nežinau, reiktų ilgiau pasivažinėti, tada būtų aišku. Šiaip kiek draugas mačiau važinėja, tai su 3 pavara tiesiog paspaudžia gazo ir jis pradeda kelti priekinį ratą. Tai šitas motociklas man yra tikrai pavojingas ir viso gazo tikriausiai ir nespausiu. Bet kaip įsibėgėja, pasižiūrėsim. Na, vat pavyzdžiui, 3. Ojojojojoj. Ojojoj, hibryda. Aš čia 30% galbūt paspaudžiau ir čia jau buvo plius minus trauka KTM-o. Kiek aš atsimenu pagal pojūčius.
Wow, žiauriai varo, kai nesveikas. Nu, bet ko norėt, 200 kilo, kilovatais neatsimenu, bet virš 100 kosmosas. Jeigu atsimenat, apie KTM sakiau, kad nebuvo patogi šitą svirtelę posūkio. Tai čia viskas gerai, bet jeigu irgi stabdant arba sankabą paspaudė, tai šiek tiek minimaliai galbūt per toli, bet čia galbūt aš kabinėjausi. Tiesiog aš pripratęs prie Kawasaki, ten labai patogu, kadangi ir sankabą spaudė, pasiekė sau gerai ir šiaip važiuodamas patogiai viską pasiekė. Čia gal minimaliai, va, ką žinau, pusę comų į kairę būtų ta svirtelė, būtų perfekt. Bet šiaip čia jau kabinėjusi, čia viskas tvarkingai, viskas patogu. Ir autopilotas, nebandęs, nežinau kaip jungti, bet galbūt to išbandysim, galbūt pavyks jį jungti. To aš gal šiek tiek įsibėgėsiu, nieko nešnekėsiu, kadangi bus vėjas, vis tiek jūs nieko negirdėsit, tai bent jau plius minus pasižiūrėsiu, kaip jis bėgėjasi, man tiesiog įdomu. Aš manau, galbūt paspaudžiau gal kokius 30% gazo, nu max pusę aš tikrai paspaudžiau, bet čia yra kosmosas hibridai, aš dar vieną kartą įsibėgėsiu ir po to pasakysiu įspūdžius. Na, čia hibridai jau wow, čia jau wow. Čia jau pavyzdžiui, kai jungi bėgi aukštesnė, tai yra žemesnė pavara, kai jungi, tau reikia vis tiek kažkiek atleisti vairą, jo? Tai čia jau baisoka daryt. Nes ant tiek trauka didelė, kad tu jau bijai, kad tau nušoks ranką. Tu jau stipriai turi laikyti, čia turbūt max 2 pirštai. Nes aš su savo pas mane šiek tiek rankinas sunkiau spaudinėjasi, tai aš pavaras jungiu su 3 pirštais. Tai čia jau reikėtų tik su 2. Čia jau nėra sunku, jo, čia nėra sunku spausti, tai reikėtų su 2 pirštais. Jeigu jau taip stipriai bėgėjasi, tai tikrai wow, hibridė, wow, kaip važiuoja, čia kosmosas tiesiog. Aš bijau net visą gazą spausti, nes čia wow. Gal pabandom šitą įjungti, autopilotą pabandyti, ar veikia. Ne, kažkodėl jis oranžinis užsidega, ne žalias, galbūt per lėtai važiuojam, irgi variantas. Tai pabandysim dar kartą galbūt išlėkti trasą, aš dar noriu kartą pabandyti įsibėgėti, paskutinį tikriausiai, ir prie progos patikrinsim autopilotas, kaip veikia, bet turėtų būti kaifas. Visada vlogus įrašinėdamas turiu stabdyti, pristabdyti ir tada šnekėti, kadangi kitaip jūs nieko negirdėsit. Bet važiuoja įspūdingai važiuoja. Išvažiavau, buvo daug kuro. Jau mirksi, what the fuck. Tik dabar pastebėjau, kad jau kuras mirksi. Tai reikia surasti degalinę. Toj telefoną sustosiu, pasižiūrėsiu. Čia prie sienos, čia siena jau ar ne, ar man čia gliučina? Čiūju, kad siena jau čia, prie pat sienos, artimiausia degalinė nupyzė. Nu pabandom, gal prie Emsino varyt 10 km. Tai čia ir varysim. Pastovėjau šiek tiek vietoj, tai jau jaučiasi šiluma nuo jo, eina tokia. O dabar iš vis ne karšta, dabar laukia gal 15. Tai jaučiasi šiluma. Pyzė. Varom į Baltarusiją užsipilti kuro. Dabar ir spausti nenoriu, nežinau kiek čia kuro. Prie moco nepripratęs, tai ką žinau, kiek to kuro liko. Va, jau beveik privažiuoju prie sienos ir prie degalinės.
va, užsipilsim, bus ramiai galva, galima bus pasivažinėti šiek tiek. Nu va, užsipilsim, hebrytė, ir pratęsim. Nu ką, tęsiam mūsų test drive'ą, užpylėm, pilną baką. Bus savininkas patenkintas. Parašiau savininkui, kad aš prie Baltarusijos sienos, kad nebūtų per stipriai atsipalaidavęs. Gerai, to išvažiuosim, nes čia zona 50 prie pat pasienio. Prasivažiuosim, prasilėksim dar. Noriu dar kartą paspausti. Labai patiko tas pojūtis, nes traukia jinai nesveikai traukia. Čia matau, kad yra maudai, bet kaip tie maudai keičiasi? Geras klausimas. Čia galbūt? Kas čia pas mus? Nieks nesikeičia, nieko nematau. Ne, nieks nesikeičia. Čia gal kažkas yra dar. Ai, čia žiūrim rytą, visą kitą. Nu ir viskas, palaukit, nematau aš kitų čia mygtukų. Ai, va, maudasgi parašyta durneliams, jo, papa, aš nematau. Pirmas. O kom jie skiriasi? Pirmas, antras, trečias. Kuris čia silpnesnis, stipresnis. Na, toj pasižiūrėsim. Tikiuosi, jūs mane gerai girdit. Iš galo važiuoja X-as, reikės praleisti, kad zona 50 baigėsi. Viskas, praleidom X-ą. Gerai, tai pirmas maudas. Paspaudžiam. Trečias maudas. Antras maudas. Bandom dabar antrą. Duosim apsukų kažkiek ir bandom. Ir trečias maudas. Duodam apsukų šiek tiek. Ir bandom. Tiesą sakant, sunku pasakyti, kuris čia greitesnis, bet galbūt trečias, nežinau. Pabandysim va su trečiu, pabandyti įsibėgėti. Gerai. 1, 2, 3, go! Nu čia kosmosas, čia kosmosas. Aš kai jungiau bėgiau, man šiek tiek vairas sujudėjo. Nu, ant tiek čia viskas staigiai ir greitai ir tokia trauka, kad wow. Dabar dar galbūt kartą pabandysiu pirmą. Ir tada pajausiu galbūt skirtumą, kuris čia greitesnis maudas, pirmas arba trečias. Nu ką? One more try. Eina sau. Man hebrytė net smegenį suspaudė. Eina sau, kaip jis važiuoja. Žinokit, negaliu suprasti, kuris geriau važiuoja, kadangi aš dugno nespaudžiu ir su vienu, ir su kitu, tai man sunku suprasti. O dugno aš spaust tikrai nenoriu, nes čia kosmosas. Čia kosmosas. Man iš karto šiknai galva važiuoja, čia reikia kojams stipriai laikytis, nežinau. Wow. Beje, į tą pusę atgal, kai važiavom prie degalinės, tai bandžiau įjungti autopilotą, kažkodėl man neveikia, nežinau, galbūt kažko nežinau arba kažką neteisingai darau, bet kaip darau, tai tiesiog paspaudžiu vieną kartą autopilotą ir paspaudžiu pliusiuką, kad tipo, užsifiksuotų greitis. Bet kažkodėl jis nenoriu, nežinau. Va. Ir kažkodėl oranžinis dega, nors turėtų turbūt žalias būti.
Gal ilgai palaikyti? Ne. Nežinau, kaip reikia. Žiauriai man patinka įsibėgėti su juo. Aš noriu dar kartą. Paskutinį kartą pabandom. Nežinau, čia lėktuvas. Aš nežinau, kur su tokiu važinėt. Bet čia ne tik greitis, čia man daug kas patinka iš tikrųjų. Nežinau, neilgai važinėjau, aišku, bet patogi sėdėsena, kaip ir patogi sėdynė. Nežinau, atrodo tvirta, bet kol kas viskas patogu. Bet čia, kad suprasti iki galo, reikėtų ilgiau pasivažinėti. Labai manevringas ir lengvas. Aišku, ne KTM-as, bet vis tiek valdosi, nu tiesiog, wow. Su mano nesulyginsi, nors mano skaitosi gerai valdosi, bet ten svoris didesnis ir jis tikrai jaučiasi. O čia litras, jis atrodo toks masyvus pats mocas, bet valdosi, wow, labai gerai. Nėra jau su juo tos baimės, ten nežinau, žiedų važiuoti ar panašiai. Na, labai gerai laikosi, stabiliai važiuoja. Labai lengvas. Nice. Ką dar hibride pastebėjau, kad jis tikriausiai yra lengvas ir jis yra masyvus. Tai dėl vėjo didesniais greičiais, ten nežinau, 100 PM, galbūt 130, jaučiasi, kai vėjas pučia ir tu toks, šiek tiek pasislinki į vieną pusę, į kitą, nu jaučiasi vėjo tas rovė. Su Maniškiu jau mažiau to jaučiasi, jis nėra toks masyvus ir sunkesnis. Ką aš turiu omeny masyvus, kad jis tiesiog didelis, pati konstrukcija, tos plasmasės plačios tokios. Mano jis toks siauresnis, šitas toks platus. Bet galbūt dėl tokios masyvios, plačios konstrukcijos ir saugiau jautiesi važinėdamas su tokiu mocu. Pastebėjau, tai va, su draugeliu, kai važinėjom, tai pasitas, nežinau, tiesus, netiesus, bet padarytas tas išmetimas, tai jis garsesnis. Tai man iš šono, ką aš važinėjau su juo, nu jis nėra tylus, gerai girdisi jį. Kai mes tada spaudėm iki 200 ir taip toliau, net nesigirdi to garso ir apskritai jis nemaišo. Nėra tokio, kad jis atsibosta. Jis toks gražus, duslus gana ir malonus, bet jau labai stabilus, manevringas. Vau, nu pasaka. Įdomu būtų su tokiu išbandyti, kur mes važinėjom kartodrome ten, toj trasoj. Man atrodo, su juo tos posūkius lengviau pasiimti. Labai įdomu buvo išbandyti šitą mocą, kadangi svarstau savo apie tokį, bet dar norėčiau galbūt išbandyti tą BMW 1000R ar M1000R. Nu, žodžiu, čia yra streetas, litrinis BMW streetas. Tai būtų įdomu ir šį išbandyti, tada jau galutinai apsispręsti, ko aš noriu. Bet ar šitas patinka? Patinka. Kažkokie trūkumai iš jo pusės? Na, gal ir nepastebėjau, kaip ir viskas man patinka. Nu, rimtai, jo, kažkokių minusų aš nepastebėjau. Dėl išvaizdos, tai kiekvienam savo, skonis neturi draugų, bet nu ir šitas gražus, nežinau, galbūt dar vertėtų pasižiūrėti į priekį, tuoj gal sustosim, prisiminti reikia, kaip čia priekis atrodo. Bet šiaip, all in all, apibendrinant, kaip jis atrodo, tai man visai patinka. Nu va, gal čia sustosim, pasižiūrėsim. Nu va, garsas. Na, visai sakyčiau, man patinka ir priekis, tad iš visų pusių man kaip ir viskas tinka. Jeigu būtų šiek tiek ta sėdynės galas aukštesnis, galbūt būtų minimaliai ir gražiau, bet čia jau smulkmenos, šiaip gražus mocas. Nežinau, chebra, ar matėte, bet kokia tam pavara buvo, 3 ar 4.
priekis pasikėlė. Nu čia wow, čia tiesiog wow, man baisu su tokiu važinėti. Einu savo. Bet emocijų tai suteikia kalną emocijų suteikia. Tada, kai dar testavau KTM-ą, tai per daug dar patirties neturėjau ir ten, kiek aš ten važinėjau, gal 2 mėnesius, kai testavau tą KTM-ą. O dabar, kai jau pasivažinėjau ilgiau, visą sezoną, aš jau prisukau šiais metais 7000 geros, jeigu nedaugiau jau. Tai šiek tiek daugiau suprantu, kas yra mocis, kaip jis važiuoja ir ko galima nuo jo tikėtis. Tai šito aš mocio tikrai bijau. Savo irgi bijau, bet čia ne ta baimė, čia jau tokia sveika baimė, o čia jau nesveika baimė. Čia jau wow, labai gerai važiuojam. Manau tiek šiandienai. Ačiū, kas pasižiūrėjo iki galo. Subscribinam kanalą, paspaudžiam laiką ir iki kito karto. Iki.